Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip nudažyti barbėms plaukus. Čia esu jau vieną nudažęs, tai violetiniais galais. Tam reikia paprasčiausiai pieštukų, šukų, aš pasiimu čia šepetį ir barbišukas ir vandens. Tai pradedam. Pasiemam norimą spalvą, merkiame į vandenį ir dažome ten, kur norime. Va, čia dabar matosi truputį. Taip pat galima keisti spalvas, daryti ne vien tokį pat, aš tą ir patį padarysiu. Galima bandyti visus plaukus dažyti, bet nemanau, kad bus geras rezultatas. Po to, kai pieštukas jau būna daug sušlapęs, tai jisai nelabai dažo, tai reikia nudrožti. Va, štai tai pavyko mūsų sruoga. Taip pat galima bandyti dažyti galiukus, kaip man čia, galima bandyti dažyti pasruogą. Po to galima, visokiais būdais galima, ir tas tikrai nėra kitokios gudrybės, tikrai pieštukai yra paprasti. Tai truputį padažius reikia iššukuoti plaukus, kad išsisaugotų spalva. Na štai, viskas. Taigi, tikiuosi, kad pavyks. Žinau, man irgi su kai kuriais pieštukais nepavyko, kai kurie nelabai dažė. Tai iki.